Darbo biržos statistika rodo, kad iki kovo 1 dienos Druskininkų savivaldybėje darbingo amžiaus bedarbių buvo užregistruota 2841. Pasak Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus vedėjos Danutės Naujalienės, šiuo metu mūsų mieste nedarbingumo lygis šiek tiek sumažėjo. Druskininkai Lietuvos mastu atrodo, sakyčiau, pakankamai gerai. Jeigu daugelį metų buvome 1–3 vietoje, tai dabar mes taip ir išlikom, kaip ir 10 metais 10 vietoje. Kaip matome, situacija darbo rinkoje vis dar išlieka įtempta, tačiau pastebėta ir teigiamų poslinkių. Vasario mėnesio besiregistruojančių asmenų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 10%, o lyginant su šių metų sausio mėnesio sumažėjo net 16%. Šiuo metu Druskininkų darbo biržoje registruotos net 109 laisvos darbo vietos. Stebint darbo rinką, galiu pažymėti tokį išskirtinį atvejį, kad pirmą kartą nebuvo paklausos virėjam. Taip pat šiais metais pirmą kartą buvo užregistruotos laisvos darbo vietos statybos paslaugų sektoriuje ir įdarbinta 4 mūrininkai tinkuotojai. Taip pat galėčiau pažymėti, kad sparčiai didėja bedarbių skaičius, kurie pradeda veiklą pagal verslo liudijimus. Paklausiausi vasario mėnesį buvo tekstilės rūšiuotojai, padavėjai, barmenai, pardavėjai konsultantai, viešbučio administratoriai. Per vasario mėnesį Druskininkų darbo biržos pastangomis buvo įdarbinta 117 asmenų. 24 bedarbiai jiems siūlomo darbo atsisakė, todėl minėta įstaiga jiems nutraukė darbo paiešką ir išbraukė iš oficialių bedarbių gretų. Šie asmenys iš naujo registruotis darbo biržoje galės tik po 6 mėnesių. Statistika rodo, kad Lietuvos nedarbo vidurkis iki kovo 1 dienos buvo 14,2%. Taigi, visos Alytaus apskrities savivaldybės viršijo vidutinį šalies nedarbo lygį. Visoje apskrityje nedarbas didžiausias Alytaus rajone ir Lazdijuose. Ten nedarbas siekia beveik 19%. Varėnoje bedarbių užregistruota apie 17%. Mažiausias nedarbas Alytaus mieste, kuriame darbo ieško beveik 16%. Iš viso iki kovo mėnesio Alytaus apskrities darbo biržose užregistruota net 19 000 darbingo amžiaus bedarbių.